Hi guys, get ready with me, miestą. Guys, and welcome back. Aš esu žiauriai excited, nes aš pagaliau varau out su draugėm į miestą. Ir aš nepamenu, kad aš paskutinį kartą taip buvau mieste, kadangi dabar praeitą savaitgalį aš kažkaip visą savaitgalį buvau namie, nes aš mokiausi egzaminą ir taip toliau. Paskui prieš tai buvau Palangoj, tada dar prieš tai buvau Šiauliuose, o kad taip nuvaryti miestą, aš net neprisimenu. Aš jau esu biški 2 minučių late savo rašymosi grafikui, kadangi aš tipo galvoju, gerai, tipo pradėsiu 4:30, nes man reikia išvažiuoti 5:30, tai kad valandą turėčiau, nes aš plaukus noriu ištiesint. Dabar yra 20 minučių vėliau, nes aš niekaip neįsirenku švarkelio, su kuriuo man eit, aš galvoju tarp žalio, tokio labai gražaus žalsvo, arba tarp tokio ryžai rudo, tai nežinau šiaip ką daryti ir aš nežinau kaip aš apsispręsiu, nes aš tiesiog nenusprendžiu. Man reikia, kad šiandien makiažas lastintų visą dieną, nes mes dabar tiesiog šiaip susitinkam mieste ir tam mes varysim vėliau į draugai draugam, ten, kur vyksta prie mo muziejaus. Tai šiaip labai laukiu, nes nesu buvus draugai draugam, o Opium pievos man labai patinka. Gaila tik, kad praeitą savaitgalį nepavyko nuvaryti, bet šiaip pagaliau kažkur varau. Tai va, o daugiau, mano pastarosios 2 dienos, tai vakar ir šiandien, labai produktyvios, nes aš žinau, kad aš šiandien, tik neptaškiau džinsų. Anyways, mano 2 dienos labai produktyvios, nes aš žinau, kad vis tiek šiandien varysiu į miestą, tai reikia normaliai pasidaryti ir egzaminam pradėti ruoštis, nes man egzaminas yra dar kitą savaitę. Tai va, vienu žodžiu, aš vakar prisėdau prie matkės egzamino pratybų, pasidariau visai daug matkės tų egzo pratybų ir tada aš nusprendžiau nuvaryti pabėgioti. Tai prasibėgau, labai šiaip nice buvo, nes taip kažkaip atsigavau. Ir tada toliau mokiaus biologiją vakar, tai va išmokau 2 temas biologijos ir tada šiandien irgi atsikėliau ryte, nuvariau, prasibėgau, tada vėl prisėdau, pasimokiau biologiją, išmokau 3 temas ir tada vėl dariau šitą matkę. Šiandien feelinu tokį labiau bronze makiažą, tai pabandysiu uždėti šito biški bronzerio. Jis toks tamsesnis, bet biški šaltesnio atspalvio. Tai man visai turėtų gražiai atrodyti prie mano makiažo. Aš užsidėjau savo on repeat dainas, tipo kad rando mestu ir visos selo visą laiką krenta, tai jau 3 iš eilės selo daina. Bet man vėl parėjo selo fazė, nes man buvo žiauriai praeitų metų vasarą, tipo žiauriai. Aš visą 25 metų vasarą vien selo klausiau. Mano buvo most listened artist praeitais metais. Ir tada aš kažkaip nustojau, man kažkaip labai atsibodo tada, taip va, žiemą kažkur visiškai neklausiau. Ir dabar tai pradėjau vėl klausyti. Tai va, tokios mano past days. Šiaip iš tikrųjų negaliu patikėti, kad baigiu 11 klasę už savaitės, aišku, dar egzaminai, bet vis tiek jie praeis labai greitai ir tada vasara, tai šiaip visai laukiu, noriu, kad kuo greičiau tie egzaminai ateitų, kad jie greičiau tiesiog praeitų. Tai nežinau, ar aš jaučiuosi labai confident jais, tikrai ne. Aš nežinau šiaip iš tikrųjų, kaip man reikės juos visus parašyti, bet reikia nustoti tiesiog kalbėti apie juos, nes mano grinai kiekvienas Get Ready With Me yra skundai dėl egzo. Kažkaip man čia nepatinka mano makiažas, aš čia uždėjau gal 15 skirtingų bronzerių, nes kažkaip visi atrodo, kad nieko nėra. Va dar vakar susitvarkiau visą stalą, išploviau šituos šepetėlius makiažo, tai šiandien darausi makiažą su fresh šepetėliais ir man jie nepatinka, nes kai jie būna jau su makiažu, jie tokie būna, net nemoku apsakyti, aš manau panos suprasit, kad fresh makiažo šepetėliai norit. Aš manau, kad aš done su make-up, dabar man reikės, aišku, išsitiesinti plaukus, nes... Hey guys, I'm done. Ačiū, kad žiūrėjot.